Tai laba diena, šiandienos video, kaip matot iš pavadinimo, apie ką bus. Ir aš šitą reiškinį pavadinau pandemija, nes iš tikrųjų šitas dalykas, visi tie filtrai, tos programėlės plinta kaip virusas. Neatrodo, kad kažkada pavyks tai sustabdyti ir vis daugiau žmonių į tą įsivelia. Ir mano šito video tikslas tikrai nėra, kad pašiept žmogų, kuris naudoja tuos filtrus, ar kažkaip pasityčioti iš išvaizdos. Tikrai ne. Aš tiesiog labiau noriu įsigilinti į tą efektą, į tą žalą, kurią padaro tos programėlės tavo psichologiniai būkliai. Tiek tam, kuris mato tas nuotraukas kiekvieną dieną atėjęs į socialinę mediją, tiek tam, kuris naudoja tas programėlės. Ir gali atrodyti, jog čia tiesiog programėlė, čia tiesiog nieko tokio. Bet tokiu būdu žmonės įsivaro savo kompleksus, tokiu būdu jie natūralų savo atrodo nebegražus, tokiu būdu jie nebegali nustoti naudoti tų programėlių, tokiu būdu jie pradeda įsivaizduoti, kad jie atrodo taip, kaip per programėlę, tokiu būdu jiem atrodo, kad kažkas kaip prigauna tave kažkurioje nuotraukoje, kažkas tiesiog nufotkina tave, tu atrodai negražus, nes tave netaip prigavo, ar dar kažkas, nes tavo nuotraukose tu atrodai idealiai su visom programėlėm. Ir žmonės pradeda galvoti, kad jie iš tikrųjų taip atrodo. O tie, kurie mato tas programėlių paredaguotas nuotraukas, tiesiog pradeda atsisukti save ir galvoti, kad iš kur dabar visi tokie idealūs, ne? Aš irgi pasidarau makiažą, aš irgi moku pasidaryti makiažą, aš moku pasidaryti plaukus, moku papozuoti, bet mano nuotraukos niekada neatrodo taip idealiai. Kodėl? Tai aš jums noriu parodyti, kodėl. Ir aš žinau, kad su šituo video aš nepasieksiu to, jau visi nustos naudoti filtrus. Tikrai ne. Bet aš bent jau parodysiu žmonėms tą skirtumą ir taip pat aš parodysiu tą efektą ir ant savo nuotraukų. Ant nuotraukų, kurios galbūt man atrodo gražiai taip, kaip yra, gražiai tiesiog originali nuotrauka. Ir kaip uždėjus tam tikrą filtrą ar panaudojus tą Face App programėlę, automatiškai ta originali nuotrauka man patampa nebegraži. Nes aš matau idealią nuotrauką prieš save, kaip turėtų atrodyti pagal tuos visus standartus. Ir pasakykit man, kad tie filtrai yra tiesiog nekalti filtrai ir jie tikrai tau nepaveikia tavo psichologinės būklės. Aš drįsčiau ginčytis, tikrai. Iš tikrųjų dabar yra tiek daug žmonių, kurie atvirai pasakoja apie depresiją, apie visokias problemas, kas darosi jiems jų galvoje. Ir prie to, aš manau, yra labai stipriai prisidėjus socialinė medija. Nes žmonės, kurie yra linkę kritikuoti savo išvaizdą, ieškoti kažkokių minusų, tokios nuotraukos, ypač nežinant, kad ten yra filtras, tikrai nepadeda. Tai dar kartą pasikartosiu, čia nebus toks video, kur aš tiesiog žiūrėsiu nuotraukas prieš ir po Face App ir maždaug bus, pažiūrėkite, va čia tai žiauriai atrodo. Nes iš tikrųjų yra padarytas tyrimas, kad jeigu nenori, kad visa ta socialinė medija tau atsilieptų čia, neturėtum socialiniai medijoje praleisti daugiau nei 20 minučių. Kuris iš mūsų per dieną praleidžiam tik 20 minučių socialiniai medijoje? Aš tikrai ne. Aš praleidžiu turbūt keturgubai daugiau, jeigu ne dar daugiau. Nes iš tikrųjų, kai tu įsijungi TikToką, YouTube, dar kažką, Facebooką, Instagramą, tu prarandi laiko nuovoką. Būna, kad žiūri, skrolini ir pasižiūri laikrodį, kad jau valandą laiko čia maždaug žiūriu į tas pačias nuotraukas. Kartais būna netgi man, kad aš išjungiu, tarkim, Instagramą ir pasijungiu vėl Instagramą po 1 milisekundės. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu hobį, va tokį kaip video filmavimas, video redagavimas. Man tas užtrunka labai ilgai. Dėl to, kad aš mėgstu pašnekėti daug. Bet dėl to aš užsiimu kažkuom kitu, kur aš realiai turbūt greičiausiai sėdėčiau Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e dar kažkur. Žiūrėdama kvailus video, žiūrėdama nuotraukas išretušuotas. Tai iš tikrųjų yra šis, ko nori. Galiu papasakoti apie Transfer Go? Ai, pasako, ką čia su tam darysi? Eik tu čia kaip bosas koks. Tai aš tiesiog norėjau jums greitai papasakoti apie vieną pinigų pavedimo programėlę, kuri vadinasi Transfer Go, ir aš pati ją naudoju jau gana ilgą laiką. Ir rekomenduoju ir jums, kas dar galbūt nežinot apie šitą programėlę. Ir aš paliksiu nuorodą, kaip parsisiųsti šitą programėlę video aprašyme. Tai Transfer Go programėlė yra saugus būdas persiųsti pinigus į bet kurį banką. Siųsti pinigus galima greitai, internetu, net nepaliekant namų. Net susirimavo. Ir jokių paslėptų mokesčių.
Ir pinigus galima persiųsti labai greitai, per mažiau nei 30 minučių. Aš paskutinį kartą, kai siunčiau pinigus, asmuo man jau po 10 minučių parašė, jau gavau pinigus. Tu gavai. Aš praradau. Nors ir TransferGo yra labiau orientuota į emigrantus, tačiau pinigus galima persiųsti ir Lietuvoje, būnant šalies viduje, tarkim savo artimiesiems į kitas šalis, tai tikrai rekomenduoju. Ir ačiū labai, kad išklausėt mane. Gal man čia dar pabūtų biškį. Eim, supeiks po to neringa, Jėzus Marija, bus baisu. Taip, pratęsiam video. Gal man nuo kito kokį suplakt? Tai aišku, kad ne, taigi aš video filmuoju. Man daug ledukų nedėjo gerai? Gai, ta neringa. Tai kas liečia tas nuotraukas, iš tikrųjų aš gavau kai kurias iš savo sekėjų, labai dėkoju, man palengvino darbą ir kai kurias susiradau pati. Tai iš tikrųjų, žinokit, yra labai sunku rasti originalias nuotraukas, nes faktas, kad žmogus, kuris naudoja tuos filtrus, jis nenori, kad tos nuotraukos originalios išvystų dienos šviesą, nes jis nori save tas žmogus pristatyti kaip tą žmogų nuotraukoje, suredaguotojai. Tai dėl to iš tikrųjų kai kurias nuotraukas aš turiu tik su tuo filtru ir neturiu originalios nuotraukos, bet žmogus, kuris jau turi ištreniravęs akį, kas liečia tuos filtrus, jūs patapsit irgi tokie, kaip ir sakiau video pabaigoje, iškart supranta, kur yra filtras, o kur yra tiesiog natūrali nuotrauka. Tai aš pradėsiu nuo šitos nuotraukos ir aš nei vardų, nei pavardžių nerodysiu, nes iš tikrųjų aš pusę šitų žmonių ir pati nežinau. Tai, originali nuotrauka, aš taip įsivaizduoju, gal minimaliai pakoreguota, bet aš taip įsivaizduoju, taip žmogus atrodo realiai, ne? Ką mes matom, tiesiog simpatiška moteris, mano nuomonė. Kiekvieno skonis skiriasi, kiek žmonių, tiek nuomonių, man asmeniškai jinai atrodo simpatiškai šitoj nuotraukai. Tik tiek, kad, žinot, čia yra ne selfis, čia yra nuotrauka daryta ne pačio to žmogaus, greičiausiai kažkas kitas fotografavo ir automatiškai, bent jau mano atveju, aš įsivaizduoju, kad kai kažkas kitas tave fotografuoja, tu atrodai labiau susikaustęs, galbūt ir šypsena netokia natūrali gaunas ar dar kažkas. Tiesiog, kai fotkinės pats, tu jau kažkaip žinai ir savo tuos kampus ir tu greičiausiai, jeigu darai selfie, tu matai, kaip tu gražiau atrodai, tu gali parodyti savo gražesnę veido pusę, jeigu turi tokią. Šitoj nuotraukoje, man atrodo, irgi ta moteris atrodo gražiai, simpatiška moteris, tiesiog atrodo galbūt šiek tiek tokia susikauščius, nes jinai fotografuojas ne pati. Įmant visumą, aš įsivaizduoju, kad čia yra tiesiog graži nuotrauka. Aišku, matosi, kad jinai mėgsta lūpų injekcijas, bet aš čia ne tam, kad kažką bandyčiau teisti dėl jų pasirinkimų, ką daryti su savo veidu. Bet dabar pažiūrėkime nuotrauką, kuri yra pakoreguota su ta FaceApp programėlė. Dabar žiūrim į visiškai kitą žmogų. Ne? Toks jausmas. Tai ir akis jau visai kitaip atrodo, ir lūpos šiek tiek kitaip atrodo, ir nosis kitaip atrodo. Tik, man atrodo, plaukai išlikę tie patys, nes iš tikrųjų tos programėlės pagalba galima ir plaukų dasidėti, ir tos apimties dasidėti, ir ilgio dasidėti, ir, žodžiu, viską galima padaryti, aš jums vėliau parodysiu. Kai žiūrime tas nuotraukas atskirai, viskas ok. Bet kai pasižiūri vienas prie vieno šalia, atrodo, yra padarytas labai didelis skirtumas. Ir jeigu pamatytumėm tiek žmogų dešiniai, tiek žmogų kairiai, gatviai, mes galvotumėm, kad tai yra du skirtingi žmonės. Tai čia matom merginą, greičiausiai yra festivalį, ne? Ir apsirengus, turi savo stilių, atrodo, lyg būtų įdomi persona, ne? Man visada atrodo, kai žmonės turi tą savo tokį išskirtinį stilių, atrodo, turėtų būti įdomus pats žmogus, o ne? Tiesiog, na taip pat, kaip aš tiesiog. Maikai ir šortai. Ir tiek. Vienu žodžiu, tiesiog. Smagu, kai žmonės turi savo stilių, ne? Vis kažkaip kitaip. Tai šitą nuotrauką man tiesiog išmetė mano Facebooko sienui. Ir aš mačiau komentarą po šitą nuotrauką, jau ta mergina sakė, o, mane čia taip negražiai prigavo. Ir tas žodis prigavo. Iš tikrųjų atrodo, jog mergina tiesiog atsistojus, atsisukus, spėjo nusišypsot, spėjo pažiūrėti tiesiai į kamerą. Aš manau, kad čia nesiskaito, jog tave prigavo. Nes jeigu mane prigautų, tai aš nespėčiau nei atsisukti, nei nusišypsoti, aš tiesiog būčiau
išėjus iš savęs, tiesiog, ne? Spėjo nusišypsoti, spėjo atsisukti, spėjo pažiūrėti tiesiai į kamerą. Tai negalima sakyti, kad mane prigavo, dėl to čia mano nuotrauka labai baisi. Visų pirma, aš nesakyčiau, kad čia baisi nuotrauka, bet tam žmogui, kuris yra pripratęs redaguoti savo nuotraukas, kiekviena nuotrauka, kurią prigauna kažkas kitas, atrodys baisi ir bus, mane prigavo ne iš to kampo, ar taip. Prasidės tokie pasiteisinimai. Aišku, galbūt apšvietimas nėra pats geriausias draugas šitoje nuotraukoje, nes turbūt dėl to, kad plaukai padaryti tokie dideli ir tuo pačiu tie dideli plaukai užmeta tokį šešėlį ant veido ir taip toliau, saulė šviečia tiesiai į veidą, galbūt, ne? Ir dar vienas pavyzdys, kaip ir praeitoji nuotrauka, kad žmonės, kai fotografuojasi ne patys, jie dažniausiai būna šiek tiek tokie, atrodo, net į tą nuotrauką pasižiūrėjus, atrodo, kad mergina šiek tiek susikauščias ar tiesiog susinepatoginus netgi šiek tiek, nes mes nesijaučiam taip drąsiai prie kito žmogaus fotografuojančio, ne? Tai dar kartą pasikartojau. Ir dabar nuotrauka tos pačios merginos, bet aš ieškojau specialiai nuotraukos, kad būtų vėlgi su tais pačiais akiniais, nes kad atrodytų kuo panašiau. Ir man atrodo, kažkiek pastangų ir redagavimo vis tiek čia buvo įdėta. Aš nežinau, galbūt aš klystu, galbūt jūsų nuomonė, pavyzdžiui, visai kitokia nei mano, bet tiesiog man taip atrodo, nes pirmoji nuotrauka atrodo tiesiog natūrali nuotrauka, natūrali, kaip atrodo žmogaus veidas, ir kita nuotrauka tiesiog tokia netikra tiesiog. Atrodo, kad aš asmeniškai tokio žmogaus realybėj nesu mačius. Tai jo, nes pirmoji nuotrauka atrodo tiesiog realybė, kaip žmogus atrodo realybėj. Tokių žmonių, kuriuos aš matau nuotraukose, niekada nematau realybėj. Toliau mes turim, šitą jau žinau, Oksana Pikul. Ir jeigu atvirai, aš kol gyvenau Lietuvoj, jinai, aišku, visur šmėžuodavo per televizorių ir taip toliau, aš dabar nežinau, kas vyksta su ja, iš tikrųjų, nes nesidomiu. Bet tuo metu, kol aš gyvenau Lietuvoj, man asmeniškai Oksana Pikul buvo super graži mergina. Labai gražių bruožų ir atrodo tie šviesus plaukai taip jai tinka. Jinai pastoviai nešiodavo, man atrodo, žalius kontaktinius lęšius tais laikais ir labai gražiai viskas taip bendrai žiūrėdavos man. Man jinai labai graži, nežinau. Ką jūs norite tą sakyti? Man jinai tada buvo labai graži. Dabar nežinau, nesakau, ne tiek ją seku ir nelabai mačiau ar per televiziją ar dar kažką, tai nežinau, kaip jinai atrodo dabar. Ir aš, kai pamačiau šitą nuotrauką, aš negalėjau patikėti. Ne. Čia yra 100% panaudota ta redagavimo programėlė, FaceApp ar kas tai bebūtų, bet čia su šita programėlė Oksana Pikul atrodo tiesiog keistai. Kas pasiėmė Oksaną, atiduokit Oksaną, kas čia tokia, šitą grąžino man gal. Toliau aš gavau Šalčiūtės nuotraukų ir vėlgi, kol aš gyvenau Lietuvoj, Šalčiūtė buvo bomba. Ir iš tikrųjų dabar, kai gavau jos nuotraukų, kadangi aš jos neseku, aš galvoju, jinai atrodo lygiai taip pat, kaip aš, kai dar gyvenau Lietuvoje. Per 8 ar 9 metus nepasikeitė nei kiek. Gal netgi dar labiau su jaunėjo. Nes man atrodo, kad jinai nuotraukose bando išgauti kažkokį veidą, lyg būtų 15 metų mergaitė. Žinot, ką man jinai primena tą išraišką? Ir tas jos veidas, lyg, prisimenat, kai buvo tokia mergaitė, kuri buvo skaitoma pati gražiausia pasaulyje mergaitė. Tiesiog man jinai labai tą Šalčiūtę primena su savo veido išraišką tą mergaitę. Nežinau. Ir man dėl to atrodo šiek tiek... Jo, tai man tiesiog toks jausmas, kad jinai siekia atrodyti kaip ta mergaitė. Aš neįsivaizduoju. Turbūt taip net nėra, bet man taip atrodo, aš nežinau. Ir dar vienas dalykas, ką aš pastebėjau, kas man net skauda žiūrėti tą nuotrauką, tai tas, kad jinai kiekvienoje nuotraukoje, kur matosi pilvas, bando ant tiek įtraukti tą pilvą, kad atrodo šonkauliai tuoj išlys lauk. Man net pačiai oro atrodo pritrūksta žiūrėti tą įtrauktą pilvą. Ir toliau va čia jau, ką aš skaitau, prigauta nuotrauka. Ne tenai, kur tu spėjai atsistot, nusišypsot, pažiūrėti kamerą, čia yra prigauta nuotrauka, mano nuomonė. Ir čia bent jau matom normalų žmogaus pilvo, ne tą įtrauktą, kur atrodo skauda net žiūrėti. Tai vėlgi aš nelabai įsivaizduoju, ką čia lyginti šitose nuotraukose, nes čia jau iš tikrųjų yra žmogus prigautas. Kai tu pozuoji ir kai tave kažkas prigaus, tiesiog paplūdimy, stovint vien tik su bikiniu, mane jeigu prigautų iš šono, aš atrodyčiau kaip Tinkis Vinkis. Tai aš nenoriu tokių nuotraukų lyginti, nes aš atrodyčiau dar prasčiau. Nes čia jinai neturi pilvo.
aš turiu pilvą, aš tai atrodyčiau. Tai vienu žodžiu, tiesiog, man tiesiog užkliūna tas jos veidas, ta išraiška vaikiška. Tas norėjimas būti, nežinau, 14-13 metų iš veido ir tas pilvo įtraukimas, daugiau man kažkaip absoliučiai dėl ant jos. Tai toliau turim tokią nuotrauką. Ir čia, jeigu kas nors sakysit, ne, čia nėra redaguota, shut up. Greičiausiai yra ir plaukų šiek tiek dadėta, veidas idealus padarytas. Matot, iš tikrųjų, kuo daugiau žiūri tokių nuotraukų, jau tu matai tą tokį šabloninį veidą. Ir jeigu iš tikrųjų pabandai pasižaisti su ta FaceApp programėlė, tu visada atskirsi tų merginų nuotraukas, kur yra naudotas tas FaceApp. Tai kiekviena gauna, galima sakyti, tą patį veidą. Tai toliau turim tokią merginos nuotrauką ir čia yra vienas iš tų retų įvykių, kai kažkokiu būdu į paviršių išlindo neredaguota nuotrauka ir aišku, ne tos merginos dėka. Tai aš kiek suprantu, čia šita mergina dalyvavo vestuvėse, ne? Ir nežinau, tiesiog paprastas žmogus, ką čia galima pasakyti. Pasidarius makiažą, plaukus, suknelė, viskas, greičiausiai taip, kaip jai patinka ir aš tikiu, kad jinai jautėsi graži ir taip toliau. Nes vis tiek, kai pasidarai pilną makiažą, pasidarai plaukus, ypač garbanotus, jau kažkaip iš karto atrodo taip šventiškiau, raudona suknelė, viskas, jau aš įsivaizduoju, kad mergina galvoja, jo, atrodo gerai. Bet nuotraukose vis tiek reikia uždėti tą filtrą ir atrodyti visai kaip kitas žmogus. Ir žinot, žmonės naudodami tokias programėlės, kurios ant tiek pakeičia tavo išvaizdą, patys prisišaukia negražių žodžių apie juos. Nes žmonės, kai pamato tą originalią nuotrauką, jiems pasidaro toks didelis skirtumas, kad automatiškai ta originali nuotrauka lygiai taip pat, kaip ir tau pačiam, atrodo nebegraži, taip pat ir kitam atrodo, o dieve, nes tokį ryškų skirtumą pamatyti tiesiai prieš akis, iškart tą originalią nuotrauką tiesiog nužemina, aš taip įsivaizduoju. Tai šitos merginos veidas tiesiog nesiderina prie visos nuotraukos. Jis tiesiog pasižiūri nuotrauką ir veidas bum! Išgąsdina net šiek tiek. Tos nuotraukos su FaceApp'u, kaip galima iškart suprasti, dėl to, kad aišku, jau automatiškai veidas atrodo idealiai, bet taip pat, ką aš pastebėjau, tai ta, kad apšvietimas. Apšvietimas visur būna vienoks, o kas liečia veidą, tai atrodo veidas tiesiog toks apšviestas. Atrodo, lyg kažkas tau laiko taip prieš pat veidą tą vadinamą ring light. Kažkokią tai šviesą, kad tiesiog apšviestų tavo veidą, išryškintų makiažą. Atrodo, visur kitur viena šviesa, bet veidas toks išryškėjęs. Bet čia mergina nusifotkino kažkur miške. Kur tu ten gausi tokį gerą apšvietimą? Tai va, čia yra filtras ir jeigu pamatytumėm, kaip ta mergina atrodo realybėj, mes tiesiog negalėtumėm atpažinti. Ar toks tikslas yra tų žmonių, kurie dedasi tuos filtrus? Toks tikslas, kad tavęs niekas neatpažintų realybėj? Toliau čia, man atrodo, labai gerai galim matyti, ką galima padaryti su tuo FaceApp'u. Tai ir veido oda išlyginama, ir veido tonas pakeičiamas, ir kaip matot, kaip ir minėjau, to FaceApp'o pagalba galima net ir plaukų apimtį padidinti. Tai aš neįsivaizduoju, kas tą nuotrauką paturbino, ar čia buvo ta, kuri darė makiažą, ar čia buvo klientė, bet čia jau turėtų būti nelegalu. Vien dėl to, kad tu teiki paslaugą, kuri yra makiažas ir tu redaguoji savo nuotrauką. Aš jeigu perku iš tavęs paslaugą, aš noriu matyti, kaip tu ją darai, ne programėlių pagalba. Nes makiažas yra daromas, kiek paskutinį kartą domėjaus, tavo rankomis ir šepetėliais, ne FaceApp. Tai galbūt aš klystu, galbūt čia ne ta pati makiažo meistrė paredagavo to nuotrauką. Aš nežinau visos istorijos, bet tik sakau, tiesiog. Tai aš vėlgi pasikartosiu, aš nekritikuoju moterų išvaizdos, kaip jos atrodo be filtrų. Aš kritikuoju pasirinkimą naudot filtrus. Toliau aš užtikau tokią aktorę lietuvių, kurią aš vėlgi, kai gyvenau Lietuvoj, žinojau, nes jinai, man atrodo, vaidino, ar tik ne moteris meluoja geriau, ar kažkas, galbūt klystu, bet aš ją prisimenu. Ir kai aš ją pamačiau dabar, jos nuotraukas, galvoju,
Jo, čia yra apibrėžta raudonai, jog šiek tiek reikėtų patvarkyti spintą, nes greičiausiai meistrai yra sudėję nelygiai ir reikėtų iš tikrųjų pasiskūsti ir galbūt išeitų netgi ir pinigus už darbą atgauti. Ne, tiesiog čia yra bandyta, man atrodo, padidinti klubą. Toliau ta pati aktorė ir veidas vėlgi yra patobulintas. Ir vėlgi galim suprasti iš to, kad veidas atrodo lyg šitoj nuotraukoje nepriklauso, atrodo lyg jis iškirptas iš kažkur kitur. Ir paskutinė nuotrauka, kurią aš jums parodysiu, nes iš tikrųjų aš jau galvojau, reikia rišti tas nuotraukas, nes aš noriu jums parodyti dar ir kaip ant mano nuotrauko atrodo tas face-upas ir kaip ant skirtingo tipo nuotrauko atrodo face-upas, kaip atrodo ant, tarkim, nuotraukos, kuri man nepatinka, ar nuotrauka, kuri man nepatinka, gali išgelbėti face-upas ir taip toliau. Man dar reikia jį nusipirkti, blemba. Grožis, kurį gali pasiekti su face-up, reikalauja beveik 7 svarų per mėnesį. Tai toliau paskutinė nuotrauka, aš šitos merginos nei vardo, nei pavardės nežinau, bet tas nelabai kažkokį skirtumą čia sudarys, galbūt jūs žinot. Tai, tiesiog paprasta nuotrauka, mergina atrodo gana natūraliai, neturi kažkokio pilno makiažo, kaip aš. Ir tiesiog atrodo paprastai, labai gražiai lūpos iš tikrųjų atrodo. O kas kipsit prie pozos tokios, ne? Mergina be krūtinės galėtų taip nusifotkinti ir niekas nekiptų, ne? Bet mergina, kuri turi krūtinę, turi kažkaip bandyti slėpti ar dar kažkaip. Jeigu aš guliu ir noriu tiesiog taip prigulus nusifotkinti, kas mane leis? Vien dėl to, kad turiu krūtinę, negaliu, ne? Tai va, dėl to aš užstosiu šitą merginą, kam atrodo, kad, o dieve, į kadrą papuolė čia tie dalykai. Kas blogai šitai merginai? Aš asmeniškai nematau, kas jai būtų blogai ir kam reikėtų naudoti tiek daug filtrų. Kas iš jūsų gali patikėti, kad čia yra realus žmogus? Aš nežinau. Ar jums neatrodo, kad visos nuotraukos, kurias žiūrėjom su tais filtrais, yra vienas ir tas pats žmogus? Toks jausmas, kad aš šitą veidą mačiau jau 100 kartų. Tai vat, ką daro tas filtras, jis antiek suvienodina visų merginų bruožus, kad nebėra jokio išskirtinumo. Visos atrodo lygiai taip pat. Nes visų pirma, aš netgi žinau žmonių, kurie prieš tai nenaudojo filtrų, ne? Ir po to pradėjo naudoti tos face-up ir pasižiūrėjus, tarkim, komentarus po nuotrauką, gali pamatyti labai daug žmonių rašo, wow, kaip išgražiai, kaip tu pasikeitei, wow. Aš asmeniškai tai žinau, kad čia tiesiog yra filtras, bet yra žmonių, kurie to nežino ir galvoja, kad wow, va tu kaip išgražėjai. Ir man atrodo, tiem žmonėm, kurie naudoja tuos filtrus, tas labai patinka, nes koks mūsų tikslas yra kelt kažkokią savo nuotrauką į socialinę mediją. Tai tik tas, kad tu gausi laikų, tu gausi gražių žodžių ir taip toliau. Tas glosto širdį, tau tas patinka, nes tu nusifotkini, pasižiūri nuotrauką ir jeigu ta nuotrauka tau super graži, ką tu ją tiesiog pasiliksi maždaug, nu jo, žiauriai graži nuotrauka. Ne, tu iškart galvosi, o šitą tai įsikelsiu, šitą tai žiauriai graži. Ir dar kai tu plus panaudoji tą filtrą, įsikeli tą nuotrauką, gauni tiek daug liaupsų, laikų, galbūt net ir followerių ir automatiškai tu pats to nepajusdamas įklimsti į tą filtrų naudojimą, nes tu galvoji, jog, okei, man tas atnešė laikų, man tas atnešė gražių žodžių, man tas atnešė sekėjų. Žiauriai gerai, vien tik pliusai, ane? Ir kas svarbiausia, kad iš to išlipti yra žiauriai sunku. Taip atrodo, čia panaudosiu 1, 2, 3 nuotraukas. Ir po to, kai tu galvoji, kad, okei, šitą įsikelsiu gal be filtro. Bet kai pamatai savo tam feedą, savo Instagram'e, skaitykim, kad visos kitos nuotraukos su filtrais ir dabar, kai įsikelsiu šitą be filtro, bus šiek tiek įdomiai. Ir jau tau pačiam atrodo, okei, ką dabar? Tai realiai tau nieko nebelieka kelio atgal, nes tu nori tų liaupsų, tu nori tų gražių žodžių. Ir jeigu tu įsikelsi nuotrauką originalią taip, kaip jinai atrodo, iš po visų šitų filtrų, tada tu jau nebegausi komentarų, jog, oi kaip išgražėjai, gal netgi bus atvirkščiai. Tai, žinot, anksčiau tas redagavimas nuotraukų nebuvo prieinamas kiekvienam.
buvo prieinama labiau tiem, kurie redaguoja nuotraukas žurnalų viršeliams ar fotografams, dar kažkas. Ir žmonės nemokėjo elgtis ar Photoshopo ar dar kažko. Dabar tas Photoshopas yra tiek supaprastintas, kad bet kas gali jį naudoti. Ir tokiu būdu, kaip anksčiau mes matydavom idealius veidus tik tai žurnaluose, žurnalų viršeliuose, laikraščiuose kažkur, dabar mes tuos idealius veidus matom visur. Anksčiau, kai būdavo o ne LT laikai. Ir bent jau aš tais laikais, ką darydavau, kaip redaguodavau nuotraukas, tai ant nuotraukas uždedi sepiją, arba juodą baltą, arba geriausiai būdavo pasim nuotrauką ir panaudoti tą saturation ir iki pat galo nuvaryti. Ir va tada perone tau rašydavo nemažai žmonių. Tai jeigu galvodavom, kad tada tas nekaltas pasižaidimas su sepija ar tenai visiškai padarimas nuotraukos oranžinė, jeigu galvodavom tada, kad jau yra, čia truputėlį gal per daug paredagavau nuotrauką. Jeigu taip galvodavom tada, tai kas yra dabar ir kas bus vėliau? Dabar yra skaitoma, kad tu esi super drąsus žmogus, kad tu parodai, jog tu esi netobulas. Kvaila. Koks čia žygdarbis parodyt, kad ant tavęs yra spogelis, kad tu turi ekstra barankų, kad tu turi pagurklį, dar kažką. Aš gavau komentarų, kad wow, tu taip drąsiai kalbė apie tokius dalykus. Ir aš žinau, kad tas žmogus nenorėjo nieko blogo, nes žmonėm dabar ir atrodo, kad žmogus, kuris atsiveria apie kažkokias problemas, atrodo yra labai drąsus. Nes mes dabar aplinkui to nematom, mes matom vien tik viską idealiai. Ir dėl to yra retenybė ir atgaiva iš tikrųjų netgi pamatyti kažką netobulo dabar. Žinot, aš anksčiau labai stipriai perspausdavau su tuo veido lyginimo toolsu, Facetune. Ir kad tiesiog veidas pataptų toks lygus ir tiesiog, kaip ir sakiau, ant tiek lygus, kad susilieja su nosim. Tai jo, aš anksčiau labai mėgdavau tą. Nežinot, kai turi tokį kompleksą, kas liečia, tai mano veido oda anksčiau būdavo, tai aš ir norėdavau tą visiškai ištrint. Aš bent jau džiaugiuosi, kad jūs turėjot galimybę, tarkim, jeigu aš įkeliu nuotrauką su makiažu, pamatyti video mano makiažu. Ir per video, žinot, matot mane ir be makiažo, ir po to su makiažu, ir iš arčiau, ir iš toliau. Tai dar vienas toks gana liūdnas dalykas iš tikrųjų, kad anksčiau, kai žmonės, tarkim, norėdavo plastinio operacijų ar dar kažko, tiesiog nusineždavo nuotrauką kažkokios tai įžymybės ir maždaug, noriu, kad grinai tokią nosį padarytumėt, kaip, tarkim, šitą įžymybę turi. Arba, noriu grinai lūpų kaip Angelina Jolie, arba dar kažkas. Ir parodydavo tą nuotrauką ir maždaug tada gali plastikos chirurgas tavo ar kas tiesiog paaiškint, ar tas iš vis įmanoma, ar tiesiog tu truputėlį nusileisk ant žemės. Dabar moteris eina pas plastikos chirurgus, pas injekcijų meistrus su savo nuotraukom, su filtrais, su FaceApp. Ir parodo, noriu atrodyti šitaip. Liūdna. Tai einu aš pasifotkint, pabandysiu padaryti tokių skirtingų nuotraukų ir pabandysim panaudoti tą FaceAppą ant mano nuotraukų. Man čia žiauriai nepatogu, nes žmonės žiūri labai. Einam žiūrėti, ką aš gero čia turiu dabar. Kitos nuotraukos tikrai tokios, kur aš niekada gyvenime nekelčiau nieko. Iš aplamai nelabai dažnai keliu nuotraukas į savo Instagramą. Ir aš sakyčiau, šita nuotrauka man asmeniškai visai graži. Nors aš esu pati didžiausia savo kritikė, bet man visai patinka šita nuotrauka. Tai dabar čia yra pilna įvairiausių pasirinkimų, ką tu nori daryti su savo veidu ir plaukais ir taip toliau. Tai pabandom tą impression. Ne? Čia galima pasirinkti. Pirmas atrodytų šitaip. Matot skirtumą kažkokį? Čia be, čia su. Toliau kitą pabandom. Kas tas toks? Okay. Wow. Tik tiek galiu pasakyti. Ir čia turbūt yra vienas iš tų populiariausių pasirinkimų, nes labai dažnai matau nuotraukose tokį veidą. Ir matėm iš tų nuotraukų, kurias aš jums rodžiau irgi. Labai panašius veidus, dėl to ir sakau, kad visos pradeda atrodyti vienodai. Tai aš taip netrodau. Va kaip aš atrodau. Ne?
tiesiog visas veidas jau yra ne mano. Ir jeigu Šaliosiu parodyčiau šitą nuotrauką, jis sakytų, sorry, bet tu taip netrodai. Kiti yra tokie gana minimalūs pokyčiai, bet su kai kuriais jau gali labai stipriai perspausti, ne? Čia jau ne kaip. Galbūt ten tie atrodė šiek tiek natūraliau, nes šia spalva jau visiškai nebe mano. Ir aš pilnai suprantu, kodėl žmonėm užeina tą maniją su tais filtrais, nes tau patinka, ką tu matai ir galų galėtų bandai save įtikinti, kad tu taip atrodai. Dabar pabandom šitą nuotrauką. Man asmeniškai šitą nuotrauką, nieko blogo, tiesiog aš tokios nekelčiau, nes veidas labai blizga tiesiog ir tos akės truputėlį kaip ir raudonumą, kažkokia tokia priversta fotkintis, taip maždaug ir buvo. Ir dabar pabandom vėl, aš noriu tą akis uždėti, nes jis daugiausiai padaro skirtumą. Dar vėlgi plaukai, norim daugiau plaukų, taip, arba dar daugiau plaukų. Ok, palikim šitaip. Toliau, ką dar galim? Make-up, šito dar nemačiau, galima pasidaryti makiažą, netgi jeigu neturi makiažą, gali užsidėti makiažą savo. Man tinka. Aš noriu išsaugoti ir po to pasižiūrėsim tokį jau grinai skirtumą, ne? Jo, tai čia nuotrauka, kur aš esu atsistojus. Vėlgi, aš nekelčiau tokios į Instagram ar kažkur. Man tiesiog atrodo, nežinau, nepatinka tiesiog šitą nuotrauką. Galbūt kitiem atrodytų kitaip, bet man tiesiog nepatinka. Tai žvilgsnis kažkoks bukas, nežinau. Tai pabandom viską sutvarkyti. Jeigu kažkada kažkur pamatysit štai tokį veidą, nes visoms užklijuoja tą patį, tai žinosit, kad čia yra face-up. Žmogus taip neatrodo realybėj, dėl to nebauskit savęs ir negalvokit, kad atrodot kažkaip ne taip ar ne pagal standartus grožio dabartinio. Ne, jau čia jau žinot, nebeapgausi žmonių, čia jau labai atrodo įtartinai ir per daug ir jo, nebeatrodo tikroviškai. Taip žmonės galvoja, kurie naudoja tuos face-upus, tai greičiausiai dėtų mažiau. Aha, dabar atrodo gan natūraliai, nes čia be plaukų apimties, čia su plaukų apimtim. Atrodo gana įtikinamai, ne? Ir toliau dar yra pasirinkimų, bet man asmeniškai jau nelabai galima pasidaryti garbanotus plaukus, bet tokius plaukus jau reikėtų daryti turbūt, kai jau pats turi garbanotus plaukus, nes man čia nesigauna labai. Toliau galima pasidaryti grifką. Man atrodo, Oksana Pikul darė kažką tokio, nes labai panaši nuotrauka dabar gavos. Eik tu, labai gerai. Tai dabar ką aš noriu pabandyti, aš noriu susirasti kažkokią nuotrauką, kur aš esu be makiažo arba su labai minimaliu makiažu ir noriu pažiūrėti, ar įmanoma būtų pakeisti ir užsidėti savo makiažo. Tai skaitykim, čia aš esu be makiažo ir aš esu šitą nuotrauką įkėlus į Instagramą. Ką aš su ją dariau, tai tiesiog pašiltinau šiek tiek, kad neatrodytų taip apsiniaukę. Ir galbūt backgroundą tą išblurinau tiesiog, išliejau, bet daugiau aš nieko su ją nedariau. Ir čia aš be makiažo, tai galbūt išeis užsidėti šiek tiek makiažo. Taip, pabandom vėl tą. Nemove, kiss. Kiss ir pažiūrėsim, kaip pakeis mano veidą. Wow. Ok, toliau makiažas. Čia užsideda makiažą šiek tiek. I'm sorry, what? Odą tvarkyti, skin parašyta, aš nemanau, kad čia bereikia, nes ir taip jau yra nuredaguota ir iš... Pritrūkau žodžių, atsiprašau. Žiūrėkit, galima pakeisti plaukų spalvą. Pabandom rudą. Baltą. Oi, ne. Geriau taip, kaip buvo, ne? Ir tada age. Baby face. Galima pasidaryti vaiko veidą. Pažiūrėjom, kaip atrodytų. Aš jau dergiuosi, ne? Nieko. Končita. Ne? Nelabai? Bet dabar pasižiūrėkim kokią nuotrauką, kur aš tikrai neatrodau gražiai. Pabandom kažkokią tokią nuotrauką surasti. Taip, toliau nuotrauka, kurią aš tikrai nesididžiuoju. Čia yra dar, kai aš dariau tas lūpų injekcijas ir taip toliau. Ir nežinau, kodėl aš čia taip nusifotkinau ir aš čia tikrai netrodau labai puikiai. Aš galbūt čia fotkinau savo odą, nes aš tuo metu gėriau vaistus ir aš norėjau matyti skirtumą, kaip keičiasi mano oda. Tiesiog, tokia buitiška labai nuotrauka.
man asmeniškai jinai negraži ir aš tokios niekur nekelčiau. Nežinau, kodėl aš jums ją rodau. Tai dabar aš pabandysiu pažiūrėti, ar įmanoma pakeisti ją visiškai. Įmanoma. Jo, skaitykim mane, taip. Plaukų aš čia nelabai galiu patvarkyti, makiažą nebent uždėti. Ko čia dar yra? Blakstienos? Net galima blakstienos užsidėti. Wow. Pudra. Wow. Kai tu įsižiūri tiek beredaguodamas į tą nuotrauką ir tu matai jau taip, wow, čia ir makiažas, ir akis išraiškingos, viskas. Ir staigiai paspaudi tą, kad viską nuimtų, atrodo, wow. Ir iš tikrųjų prieš tai, kol aš žiūrėjau tą nuotrauką, okei, jinai nėra simpatiška nuotrauka, nėra graži nuotrauka, bet aš tokio pasišlykštėjimo šitą nuotrauką nejaučiau, kol neuždėjau viso to, ką uždėjau ir kol nenuėmiau staigiai ir atrodo, o, aš tikrai nekaip atrodau. Va, ką daro filtrai. Ir įsivaizduokit taip, kiekvieną kartą keliant nuotrauką, kiekvieną kartą dedant tuos filtrus po 3, po 4, uždedant idealų makiažą, blakstienas, dar kažką, kiekvieną kartą tu matai tą vaizdą ir tada kaip tu begali mylėti save tokį, koks esi. Kaip tau begali patikti tavo nuotraukos neredaguotos. Padarysiu greit tokius koliažus, pažiūrėsim visas nuotraukas, ką aš čia suredagavau. Galbūt tiesiog žmonės, kurie naudoja dažnai tuos filtrus ir jeigu užklysant šito video, gal bus tiesiog šiek tiek peno apmąstymui, kad neverta, tiesiog mylėkim save tokie, kokie esam. Kam tą keist programėlių pagalba? Nes galų gale tau reikės gyventi su tuo, ką tu matai veidrodį. Aš tiesiog vieno tikiuosi, kad kažkada tas rodymas savęs toks, koks tu esi, tikra oda, tikras kūnas, nenufotoshopintas, nenutobulintas filtrais, tikras žmogaus veidas. Kažkada to parodymas nebus skaitomas kaip drąsa. O, va tu drąsus, va tu rodai taip, kaip yra iš tikrųjų. Čia yra realybė, čia nėra drąsa, čia yra realybė. Ir aš tikiuosi, kad kažkada tas nebus skaitoma kaip drąsa, bet tas bus skaitoma kaip tiesiog normalus reiškinys. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit like, nepamirškit subscribe ir bye bye.